Aš kapitonas Lyzi iš Islandijos, kur gaminami Lyzi žuvų taukai. Sveika ir natūralu nuo gimimo. Kaip žadėjau prieš reklamą, dabar reportažas apie naujausius kelių eismo taisyklių pasikeitimus, kuriuos privalo žinoti kiekvienas tėtis ir mama. Šį kartą apie saugumą kelyje su vaikais kalbame neatsitiktinai. Jau visai greitai nuo lapkričio mėnesio Lietuvoje įsigalios nauji kelių eismo taisyklių pakeitimai. Aktualūs visiems vairuojantiems tėvams. Tačiau net ir iki šiol galiojančių taisyklių dauguma tėvų nežino. Pasiteiravę praeivių apie tai, iki kokio amžiaus vaikai turėtų būti vežami saugos kėdutėse, nustebome, kad teisingų atsakymų labai mažai. Iki kokio amžiaus arba iki kokio ūgio vaikus reikia vežti automobilinėse saugos kėdutėse? Nu, kai aš žinau, turbūt iki 3 metukų, bet ūgis nežinau koks ir svoris nežinau. Iki 20 kg galbūt. Iki 6 gal? Iki 6 metų. Nu, gal sakyčiau tada, jeigu taip realiai iki kokių 3, tai tikrai. Nes jie dar maži, o toliau, tai kaip čia vėlgi nuo kiekvieno turbūt, ar yra taisyklės kažkokios tai? Iki kokio, aš jau neprisimenu, nors teisės turiu. Vaikas didelis, neprisimenu. Tokie atsakymai verčia susimastyti. Vaikai brangiausias mūsų turtas. Tad kodėl jų saugumas keliuose mums nėra toks svarbus? Taip mąsto viena iš portalo Autoledi įkūrėjų. Šio portalo iniciatyva buvo surengta tėvelio apklausa dėl automobilinių kėdučių naudojimo. Apklausa parodė, kad visuomet kėdutes naudoja tik tai 42% tėvų. Jų buvo paklausta, kodėl. Ir pusė jų atsakė, kad mes galvojame, kad mūsų vaikas jau didelis ir jiem automobilinės kėdutės nereikia. Apie ketvirtadalis apklaustųjų teigia, kad nenaudoja automobilinės kėdutės, nes vaikas nenori joje sėdėti. Jam veržia diržas arba važiuoja trumpus atstumus. Deja, statistika rodo, kad nemažai skaudžių įvykių nutinka 8 km spindulio atstumu nuo namų. Iki šiol ant galinės automobilio sėdynės vyresnius nei 3 metų vaikus buvo galima vežti be automobilinės kėdutės. Na ir tėvai tiesiog, jei to nereikalauja, sakykime, kelių eismo taisyklės, taip ir darydavo. Ir, sakykime, susimastyti apie tai, kad automobilinė kėdutė yra ne vien dėl to, kad taip, sakykime, reikalauja kažkokios taisyklės, bet tai yra jo paties saugumui. Jei jau prakalbame apie taisyklės, tai dėmesio tėveliai. Nuo šių metų lapkričio 1 dienos pagal kelių eismo taisyklės visus vaikus iki 12 metų amžiaus ir iki 1,35 cm ūgio privalome vežti pagal jų svorį ir ūgį pritaikytose automobilinėse saugos kėdutėse arba kitose saugos sistemose. Tai gali būti naudojamos ir kitos automobilyje esančios saugos sistemos. Tai yra, pavyzdžiui, galinėje sėdynėje pas kai kurios automobilius pasikelia galinės sėdynės apatinė dalis, vaikas gali atsisėsti, pasižemina saugos diržas esantis šone automobilyje ir pilnai vaikas gali prisisegti suaugusiems skirtų saugos diržų, jeigu jo ūgis ir, sakykime, svoris atitinka. Jeigu vaikas yra žemesnis nei 1,35 m, galima naudoti automobilinės kėdutes, pritaikytas vaikams iki 36 kg svorio, arba pasostės. Jokių būdų nereikia dėti, kai tėvai kartais galvoja, padėsim po apačią, pagalvėlę ar kažkokią. Taip, dėkit paaukštinamąją kėdutę. Tokios kėdutės būna paaukštinamos, tačiau jos turi tvirtintis diržu. Tie paaukštinimai, kurie neprisitvirtina diržu, neturi tokių, sakykime, kaip auselių, jie yra nesaugus dėl to, kad smūgio atveju vaikas iščiuožia iš po to diržo. Neretai tėveliams kyla klausimas, ar galima vaikus automobilinėse kėdutėse vežti priekyje. Europos direktyva tai leidžia, tačiau vežant vaiką kūdikį automobilinėse kėdutėse, jas reikėtų tvirtinti prieš automobilio judėjimo kryptį ir išjungti oro pagalvę. Tuo tarpu automobilinės kėdutės skirtos vaikams nuo 9 kg tvirtinamos jau judėjimo kryptimi ir oro pagalvės išjungti nereikia. Tyrimuose nustatyta, kad žymiai ramiau ir saugiau mama ar tėtis vairuoja, jeigu vaikas sėdi šalia. Ir miestuose, kuomet jūs važinėjate, tikrai nėra didelės problemos pasodinti vaiką šalia, tai yra priekinėje kėdutėje, o pačiam vairuoti normaliai ir šalia matyti vaiką, negu gal atsisukinėti kas 5 ar 3 minutės žiūrėti. Bet kuriuo atveju, norint užtikrinti vaiko saugumą automobilyje, svarbu, kad kėdutė arba kita saugos priemonė būtų pritaikyta pagal vaiko ūgį ir svorį. Realiai yra taip, jeigu vaiką pasodinote į saugos kėdutę ir matote, kad viršutinė galvos dalis remiasi į kėdutę, jeigu pečiai yra
ramiai atremti yra, o nesulenkti į vidų. Ir jeigu vaikas pilnai sėdi, saugos diržas eina, na, pavadinkime tikrai per klyną, neveršiant vaiko. Jeigu tas yra atitinkama, viskas yra idealu. Jeigu jūsų kėdutę pasodinat ir vaikas sėdė susitraukęs, susigūprinęs, vadinasi, jis negali pilnai išsitiesti. Smūgio atvejis bus laužiamas. Jeigu saugos kėdutė eina per pakaušio viršų, irgi negerai, dėl to, kad vaikas kaukšė. Pasižiūrėkite, kad saugos diržai nebūtų persukti, nes dažnai vaikas būna persisukę saugos diržą, kartais tėvai nepažiūri. Ir antras, ką daro tėvai, na, įsodina į saugos kėdutę, bet nepriveržia stipriai. Vaikas paprasčiausiai įsitraukia rankas ir sėdi priveržtas tik tai per juosmenį. Na, smūgio atveju tokio jis paprasčiausiai iškrenta. Tikime, ši informacija padės jums įvertinti ir užtikrinti savo vaikų saugumą automobilyje. Ne tik pasikeitus kelių eismo taisyklėms, bet ir nuolatos.